Šis uždavinukas nori, kad jūs prisimintumėt savokas, kas tai yra priešingi skaičiai ir kas tai yra atvirkštiniai. Šiek tiek primenu, priešingi skaičiai koordinačių ašyje yra vienodai nutolę nuo nulio. Pavyzdžiui, 2 skaičius ir -2. Štai, tai yra tie skaičiai, kurių atstumai nuo nulio yra tokie patys. Kaip dar kitaip galima pasakyti? Galima pasakyti, kad priešingų skaičių suma visada lygi nuliui. 4 ir -4, 6 ir -6, šie skaičiai bus priešingi. Atvirkštiniai skaičiai tai yra tie, kuriuos sudauginus aš gaunu vienetą. Tai yra 2 ir 1/2, 3 ir 1/3. Šie skaičiai yra atvirkštiniai. Tai dabar tikrinam. Priešingų skaičių suma visada lygi nuliui. Taip, teisinga. Atvirkštinių skaičių sandauga lygi nuliui. Ne, neteisinga. Atvirkštinių skaičių sandauga lygi 1. Skaičius -4 yra priešingas skaičiui 4. Taip, teisinga. Skaičių 1/7 ir 1/5 sumai atvirkštinis skaičius yra 12/2. Pažiūrim, ką žinau. 1/7 plus 1/5 sudedam. Čia bendra vardiklinu, čia po 5 imu, čia po 7. Ką aš gaunu? Kad tai yra 5 plus 7 padalinta iš 7 kart 5, iš 35. Taigi gaunu 12/35. Skaičius nesiprastina, nieko negalima padaryti, jam atvirkštinis būtų 35/12, bet tikrai ne 12/2. Taigi šis atsakymas neteisingas. Ir galiausiai skaičių 2,5 skaičius yra atvirkštinis skaičiui 0,4. Lengviausias būdas patikrinti yra juos sudauginti. Mes juos sudauginam ir pasižiūrim, gausim mes vienetą ar negausim. Aš manau, gausim. Reiškia, taip, šitas atsakymas yra teisingas. Viskas.